Eik kalbėti tam, kad duotum vertę, o ne tam, kad įrodytum savo vertę. Jeigu pakeisi vieną šitą dalyką, tu pamatysi, kiek daug stresorių ir tampos nukris nuo tavo pečių per kiekvieną tavo kalbą. Niekada joks žmogus į tavo ar į jokią kitą kalbą neina su tikslu įrodinėti pranešėjui jo paties vertę. Savo vertę tu turi atrasti, kaip įrodyti savo kitais būdais, ne scenoje, ne viešuose kalbose. Galbūt sportuodamas, galbūt turėdamas kažkokius pasiekimus veikloje, galbūt mylimųjų tarpe jausdamasis mylimas ir priimamas. Čia tu turi susirinkti savo jausmą aš vertas. Bet kai jau eini kalbėti, paleisk iš viso šitą norą. Jis niekam, net tau pačiam, neaktualus ir neduoda vertės. Rūpinkis visada, ar tavo žinutė vertinga klausytojui. Jeigu nori daugiau tikslių patarimų, kaip įveikti baimę ir atrasti charizmą, būtinai pasek mane.